28 mėnulio diena. Dienos akmuo pieniškas opalas. Simbolis lotosas. Tai švarumo simbolis. Lotosas gimsta purviname vandenyje, tačiau išsiskleidžia nesusitepęs ir tyras. Jis simbolizuoja visų 4 stichijų vienybę. Šaknimis įaugęs į žemę, stiebas kyla vandeniu, lapai kvėpuoja oru, o lotoso žiedas nukreiptas į ugnies stichiją saulę. Tai aukščiausios tiesos ir dvasinių žinių įgyjimo laikotarpis, kai galimas dvasinis nušvitimas. 28 dienos energija sklidina šviesos, kuri žada sėkmę kūrybiniuose veiksmuose. Stenkitės visą dieną būti pakilios nuotaikos. Po pietų jausmai atslūgsta, o sieloje viešpatauja ramybė. Reikėtų griežtai vengti bet kokių destruktyvių veiksmų. Išmintingumas atsiskleis tiems, kurie visą mėnesį gyveno sutarime ir teisingai naudojo mėnulio dienų energiją. Šią mėnulio dieną sapnai dažnai susiję su jūsų jausmais ir emocijomis. Simbolius, kuriuos šiandien matėte sapnuose, galėsite suprasti be didelių pastangų. Per juos galima pamatyti savo ateities epizodus. Todėl vos pabudę, stenkitės kuo geriau prisiminti visas smulkmenas. Taip pat per sapnus galite pamatyti ir savo ankstesnius įsikūnijimus. Pirmoje dienos pusėje gali būti sveikatos problemų ir jėgų sumažėjimo grėsmė. Šiandien jautriausia akių sritis. Todėl patartina mažiau skaityti ir stengtis neužsiimti darbais, kurie vargina regėjimą. Venkite žiūrėti į ryškią šviesą. Vyresnio amžiaus žmonėms patartina pasitikrinti kraujo spaudimą ir nevartoti sūraus maisto. Tinkama diena sporto pradžios startui ir apsilankymui pas kosmetologą. 28 mėnulio diena žada sėkmę visuose buities darbuose. Viskas klostysis tarsi savaime, be didelių pastangų. Taip pat šią mėnulio dieną galite atlikti bet kokius smulkius remonto darbus. Tačiau ši diena labiau tinka namų puošimui nei kasdieniniai buities ruošai. Sukurkite arba parneškite į namus ką nors gražaus, kas suteiks jūsų namams harmonijos. Bet koks kūrybai skirtas darbas suteiks daug teigiamų emocijų ir bus lengvai įveikiamas. Šiandien yra ta diena, kai už visus jūsų veiksmus ir darbus jums bus grąžinama šimteriopai. Kiekvienas gaus tai, ko nusipelnė. Ne pati tinkamiausia diena žiedų sumainimui. Tačiau šią dieną pradėtas kūdikėlis užaugs išmintingu ir maloniu žmogumi. 28 mėnulio diena itin palanki verslui ir karjerai. Visi finansiniai reikalai pavyks neįtikėtinai sėkmingai. Sudarytos sutartys ir susitarimai duos ypač teigiamų vaisių. Sėkmė lydės visas statybos ir gamybos veiklos sritis, nepriklausomai nuo jų masto.